Iki šiol daugiausia kalbėjome apie nuotraukų albumus ir veiksmus, kuriuos galime su jais atlikti. Šioje pamokoje susipažinsime su nuotraukų aplinkos elementais ir veiksmais, kuriuos galime atlikti su atskiromis nuotraukomis, o ne visu albumu. Atsidarome albumą ir pasirenkame vieną nuotrauką. Matome, kad atsidarėme 14 nuotrauką iš 16 esančių albume geriausios. Daugiau informacijos apie nuotrauką matysime dešinėje lango pusėje. Čia pateikiama pagrindinė informacija apie nuotrauką, jos sukūrimo data, išmatavimas pikseliais ir dydis kilobaitais. Išsamią informaciją apie nuotrauką galime sužinoti nuspaudę nuorodą Išsamios informacijos puslapis. Naujame naršyklės lange atsidariusiame puslapyje matome nuotrauką ir išsamią informaciją apie ją. Pikseliais išreikštą plotį ir aukštį, failo dydį, fotoaparato modelį, fotografavimo nustatymus, datą ir laiką, skiriamąją gebą ir kitus duomenis, kurių kartais gali prireikti, norint patikslinti nuotraukos parametrus. Peržiūrėję dominusią informaciją, puslapį uždarome. Šioje skiltyje yra ir daugiau su nuotrauka susijusios informacijos. Jei nuotraukos esantiems žmonėms yra priskirtos vardų žymos, šioje vietoje matysime žmonių sąrašą arba galėsime pridėti daugiau vardų žymų. Jei nuotraukai yra priskirta fotografavimo vieta, ją matysime įkeltame žemėlapyje. Norėdami patikslinti arba koreguoti fotografavimo vietą, spaudžiame Redaguoti vietą. Taip pat galime peržiūrėti, kokiose vietovėse buvo fotografuotos kitos šiame albume esančios nuotraukos. Jei turime savo paskyras Blogger arba Twitter svetainėse, galėsime tiesiogiai iš čia jose paskelbti nuotraukas. Priskirdami žymas galime įvardyti, kas yra pavaizduota nuotraukoje. Matome, kokios žymos yra priskirtos šiai nuotraukai. Čia yra nuoroda, kurios pagalba galime šią nuotrauką dalytis su kitais. Nuotraukos informacijos skiltį galime užverti arba atverti pagal poreikį. Virš nuotraukos esantis meniu yra panašus į tą, kurį matėme dirbdami su nuotraukų albumu. Pagrindinis skirtumas tas, kad dauguma veiksmų atliekama su atidaryta nuotrauka. Tad jei norime, galime būtent nuo šios nuotraukos pradėti likusių albumo nuotraukų demonstraciją, paspaudę mygtuką per visą ekraną. Dalytis šią nuotrauką su kitais, siųsdami kvietimą elektroniniu paštu. Panaudoti ją kaip albumo viršelį, ištrinti, redaguoti kompiuterinę Picasa programą arba Picnic grafiniu redaktoriumi, kopijuoti, perkelti kitą albumą. Kadangi daugumą šių veiksmų jau mokėmės atlikti su albumu, tad su viena nuotrauka jos galite išbandyti savarankiškai. Jei norime pasirinktą nuotrauką, galime atsisiųsti savo kompiuterį. Pasirinkame meniu punktą Atsisiųsti nuotrauką. Turėkite omenyje, kad atsisiųsta nuotrauka gali būti mažesnės skiriamosios gebos nei jos originalas. Uždarome nuotrauką. Norėdami apžiūrėti nuotraukos detalės, galime ją pasididinti. Spaudžiame padidinamojo stiklo mygtuką. Nuotrauka atsidaro naujame lange. Ją galime padidinti naudodami pliuso ženklą arba slankiklį esantį nuotraukos apačioje. Pasididinę nuotrauką galime ją apžiūrėti, tempdami išryškintą stačiakampį į norimą nuotraukos vietą. Baigę nuotraukos apžiūrą, langą uždarome. Jei nuotrauka įsikėlė neteisingai pasvirusi, galime ją pasukti prieš arba pagal laikrodžio rodiklį tiek kartų, kiek mums reikia. Atsidarę vieną nuotrauką didesniu formatu, galime peržiūrėti ir kitas prieš ją ir po jos einančias nuotraukas.
Spaudžiame šonuose esančias rodykles ir judame į priekį arba atgal. Atidarytą nuotrauką galime įvertinti, spausdami besišypsantį veiduką arba žodį patinka. Balsuoti galime tik vieną kartą. Visi turintys prieigą prie šio albumo galės matyti, keliems žmonėms ši nuotrauka patinka ir kiek kartų ji buvo peržiūrėta. Jei nuomonę pakeitėme, spaudžiame žodį nepatinka. Nuotrauką galime pakomentuoti savo komentarą įrašydami tam skirtame laukelyje. Ir jį išsaugodami. Taip pat galime įrašyti antraštę, jei to iki šiol dar nepadarėme. Antraštę galime keisti arba ištrinti. Atlikę visus veiksmus su pasirinkta nuotrauka, grįžtame į nuotraukų albumą. Spaudžiame jo pavadinimą geriausios.